Pard FD1, kuris būna dviejų tipų su tolimačiu arba be tolimačio, kainas 600 ir 700 eurų. Tai tikrai kaina pigiausia, turi jau integruotą infraraudonųjų spindulių pašvietėją ir norėčiau, kaip sakyti, atkreipdėmėsi, tai kur čia pašvietėjas ir kur šičia pašvietėjas. Ir pašvietėjas tikrai muša 940 bangos apie 300-350 metrų su fokusavus spindulį išplėtus plačiau. Yra 3 pašvietimo lygiai. Ir tas pats su HIK Micro irgi pašvietėjas ten dar mažesnis, bet šviečia apie 100 metrų. Tai tikrai prastas. O Pardo tikrai geras pašvietėjas yra, galima rinktis arba 850 arba 940 ir turi Viver plankutę čia, kur galima būtų iš šono prisitvirtinti dar Pardas kaip markerius daro pašvietėjus, tai sakykime, jeigu nusipirkot su 850 bangos, dar papildomai prisikabinti 940 bangos. Kaip matom, pats kompaktiškiausias modeliukas, tikrai nedidelis, su 18650 akumuliatoriais komplektuojamas, viena baterija. Laiko tikrai vienai medžiokliai pakanka, deklaruoja apie 4-5 valandas, bet čia priklauso nuo to, ar infraraudonųjų pašvietimą naudosi ar nenaudosi. Ir aišku, modeliuose su tolimačiu, tolimatis ar bus naudojamas ar nebus naudojamas, nes tolimatis irgi energiją valgo. Šitas monoklis pasižymi dar plus irgi kaip monoklis 3 viename. Tai jį galima naudoti kaip monoklį, kaip kliponą ir kaip taikiklį. Šiuo atveju yra užsuktas priedėlis tam, kad jį naudoti su universaliu žiedu kaip kliponą. Pasukam, užsifiksavo ir viskas. Užsidėjom ant optikos, užsispaudėm, reikia nusimti, pasukam, nusiemėm. Šitas netgi gali likti ant optikos, o šitą nusiemam. Toliau apie žiedą dar papasakosiu. Turim okuliarą, nusukam šitą adapterį, užsukam okuliarą ir naudojam kaip monoklį. Nešamės į elnių medžioklę, ožių medžioklę, vakare apsidairyti ragus ir ryte keliaut, paskui auštant laukti ir sulaukti, sakykime, savo trofėjinę elnę. Kokia yra Pardo bėda? Turim vieną minusą, tai yra šitas būtent universalus žiedas. Perkant prietaisą gaunam žiedą universalų iki 63 mm diametro optikoms. Gaunam 4 plastikinius insertus, su kuriais galim optikos diametrą pasirinkti ir užsimontuoti. Bet kuom yra šitas blogai? Kai yra optikos diametras yra 50 mm ir tarpas tarp ginklo ir optikos yra nedidelis, pas mane jisai yra ganėtinai didelis šitoj vietoj. Bet jeigu ginklas, sakykime, būtų mačinis vamzdis, storesnis, tarpas būtų mažesnis, man reikia žiedą jau dėti su storesniu insertu ir gaunasi, kad jisai nebetelpa, jisai remiasi į vamzdį. Tai vienas minusas. Antras minusas – plastikiniai insertai, jie yra labai slidus. Ir uždėjus ant optikos su šituo žiedu, atsirinkus savo diametrą plastiko, šaunant šūvį, aparatas stovi čia, ginklas optika važiuoja atgal ir priedėlis tiesiog slenka. 3, 4, 5 šūviai ir priedėlis gali tiesiog nukristi nuo jūsų optikos. Ir jūs priedėlį pametat. Todėl tam dalykui iš karto siūlom pirkti Rusano žiedą, kuris eina jau pagal 1 mm tikslumą, turi iš vidaus paklijuotą specialią mėlyną izoliaciją ir prietaisas tikrai nenuslys, užsispaudžiat, pasireguliuojat užspaudimo lygį, tada ant prietaiso dedasi toks dalykiukas, yra šaibytė, kuri užsifiksuoja ant jūsų pardą, čia varžtukas kontra užsifiksuojam, užmaunam, šitas priedėlis gali būti jau žiedas ant optikos, pasukom žieduką, tik tai užfiksavom ir viskas, ir jūsų priedėlis jau kabo. Norit nusiemėt, pirštu paspaudėt, nusiemėt ir viskas. Tai papildomai žiedas 160 eurų ir realiai pas mus jau šituos stengiamės komplektuoti su
priedėlis su šita tarpinė nemokamai. Tikrai populiarius modelis šiai dienai, nors ir lėšiukas yra gerokai mažesnis, bet 150-200 metrų tikrai darbinis atstumas, matysit ir toliau, bet medžiokliai tikrai pakanka ir tik tai rekomenduoju, kad jeigu jau pradėsit medžioti didesniais atstumais, kad nedaryt klaidų, nes nakties metu tikrai labai sunku yra nustatyti atstumą, tai imti su tolimačiu, jeigu neturit papildomai termovizoriaus, sakykime, su tolimačiu, tai pasimti aparatą, nepataupyti 100 eurų ir pasimti modelį su tolimačiu ir aišku nepataupyti dar investuotos kelius šimtus eurų ir pasimti žiedą. Galimybė yra ir naudoti standartinį, jeigu turit standartinį žiedą, turim specialias šaibos tokias, kurios įsisuka šičia ir užsikontra ir užsistato šičia lygiai, taip pat užsifiksuoja. Tai galima ir standartinį naudoti žiedą. Dabar tik tai neturiu paėmęs tos perėjimo šaibos, bet ta šaiba papildomai ten apie 60 eurų kainuoja kažkur. Bet jeigu turit jau savo žiedą termovizoriui, pavyzdžiui, ir nori dar naktinuką, tai jums nebereikia žiedą mokėti 160, nusiperka tik tai tarpinukę ir viskas.